Nu va, skambinam karočią. Klausom. Sveikas, ar kalbu su Tadu? Nu jo. Žiūrėk, čia Edgaras skambino toksai. Nu. Nu, aišku, manęs tu negirdai, bet esi draugiavęs su Deimante, teisingai sakau. Panašiai. Taigi, Be. tai vis tiek draugavai su kažkuria Deimante, teisinga, ne? Nu, žodžiu, einam iškart prie esmės, čia mes nenukrypstom nuo temos, esu žodžiu Edgaras. Gerai, iš Vilniaus su teisingai. Nu. Tai žiūrėk, kai draugavot su Deimante, padarė klaidą tokią truputį, ne? Kas? Deimantė ir žodžiu, jinai man pasakė, kad aš tiesiog jam negaliu paskambinti ar nueiti ir tiesiai akis pasakyti, todėl kai aš geras jos pažįstamas esu, jinai paprašė, kad aš tau paskambinčiau ir pasakyčiau viską, kad jinai klaidą padarė, nes su tai susidėjau žmonėmis ir jinai nori vėl su tavim grįžti ir vėl pradėti draugauti. Tai man įdomu, kodėl nori, kodėl taip, aš žinau, taip įmiriau apsigalvoja, man laikys. Nu, žinot, ne man spręsti buvo, jinai tai pasirinko tokį kelią, bet jinai labai apgailestauja. Jinai, jeigu viskas normaliai sueitų šiandien, va, su tavim dabar pakalbėčiau, nes jinai tikrai, nežinau, kodėl bijo, va, jinai ne per seniausiai apsilankė, va, čia pas mane paprašė labai taip, tai nežinau, tai žmogui, kaip sakom. Aš išskirtinės esu, kodėl čia su manim nori galva. Tai jinai norite susigrąžinti, aš nežinau, dėl ko gal tu buvai toks geras, toks, nežinau, aš nežinau, kaip jūs ten draugystė buvo, bet nori susigrąžinti tave tikriausiai. Bet Nu tai kaip tu sužinojai? jinai man pasakė viską. Jinai tiesiog nežino, į ką daugiau kreiptis, o kaip geras pažįstamas. Jinai man yra padėjus ten pasiūlymų davė gerų, tai va, jinai, sakau, jeigu reikės kreipkis, tai va. Tai va, aš paskambinau, žinai, ir dabar. Aišku. O tai... Tai nežinau, tada vis tiek atskaitamas turi, tai ten gali tiek tegu rašo, bet tenai. Tai pričiom čia tas AskFM-as, jinai, žinai, Nu, nori... tai tegu parašo, bet ten taip nėra. Tai gal žmogus, žinai, nėra įsidrasinęs taip dažnai, tai kaip čia, taip gali būti žmogui, kad ir nerašys tą aską, gal bijo, žinai, nu aišku, tam anoniminiai sueina, Tai bet... tegu ten tašką parašo, tiek. Nu, žinai, per anoniminį tu gali suprasti iš karto, kad čia kas tau rašys, bet ar tu ją atleistum, Tai jinai... dėl nenimo. O Tegu per tavo vartotoją parašo. tu ar atleistum ją? O tai ką atleis, nežinau, ką padarys. Nu, tai matai, jinai sakė, kad susidėjo ne tai žmonėmis ir įsiskyrė ir klaidą padarė. Nu, Tie žmonės... čia kaip pasakyti, ar išsiskyrė, net tai čia konkrečiai niekas, tai kažkaip ir nesakė, kad čia... Jinai, supranti, su tais draugais susidėjo, su kuriais nenorėjo. Tai va, dabar... Kiek laiko praėjo, čia man atrodo prikolint nuėjo tiesiog taip. Nu, bent man jinai sakė normaliai viską. Nepanašu, kad žmogus mane lotų. O tu dabar jokių įsipareigojimų neturi, ne? Na, kaip čia pasakyti? Sakyk tiesiai Nežinau, šviesiai. aš dar pagalvočiau pirmą, bet tikrai jau jeigu kažką jinai galvotų, tai ne vieną, ne dvi dienas reikėtų galvoti. Nu, aišku. Nes čia yra tokių glaustų visokių, tai... O tu gerai su juo. O kiek maždaug laikos tu su juo bendravai, va taip? Nu, ką aš žinau, kiek laiko. Bus apie metus Nėra gal. labai daug ir nėra labai mažai. Bet jinai vis dėlto norėtų su tavim vėl susigrąžinti tave ir vėl pradėti draugauti. Tai va tiek, va. O tu įsivaizduoji, dabar jinai tą girdėtų. Bet gerai, norėtum. O dabar jeigu visi girdi tai, o jeigu, pavyzdžiui, tu dabar turi įsipareigojimų kokių ir klausosi ZIP FM radijo. Tai kad čia nebus įsitėvėm. Taigi tave trukdo Jonas ir Rolandas ir kaip tave gražiai išdūrėme. Sveikas. Ir tas tave labai gražiai čia gavome šitam ir čia yra ZIP FM naktinės gastrolės. Taigi mes visiems skambiname ir jiems, kaip sakom, gadinam savaitgalis. Ką tu kaip galvoji, tai Žiauru. Susimastei biški. Nu jo, susimastei truputį dabar, ne? susimažiau, bet iš tikrųjų tai mažai ką supratau iš tikrųjų. Pasimetęs. Mes mokam prigauti žmonės, tai
Vat, ką norėtum palinkėti, kam turi įsipareigojimą, neturi šeimai, draugams, panašiai, kurie klausėsi mūsų Zip FM radijo, taigi mes buvom paskelbę savo Facebook. Sakyk savo visus sveikinimus, visus nuširdžiai, viską. Ir kurie neskaitė, buvo prigauti šiandieną. Aišku. Tai va, jeigu nepalaikinės esi mūsų Facebook puslapio, būtinai palaikink ir žinosi visas žinias, kokios yra daromos. Tai va, linkime tau gerą vakaro. Dar taigi, nenori niekam nieko palinkėti. Nu, kad nelabai. Nu, tai nenori, tai nenori. Gerai, geras. Sėkmės tau. Sėkmės. Tai va. Duhas.